viršutinių vokų blefaroplastikos operacija yra atliekama dėl funkcinių ir estetinių priežasčių. Pacientams, kuriems susidarė perteklinės odos raukšlės, susiaurėja regėjimo laukas, perteklinė oda krenta ant blakstienų, jas verčia į vidų, dirgina akis, vystosi akių uždegimai, pacientai nuolat plečia akis, kelia antakius, dažnai tai darant pavargsta kaktos raumuo, netgi gali atsirasti ir galvos skausmai. Asmuo nusprendęs, kad jam reikalinga blefaroplastikos operacija, pirmiausiai turi kreiptis konsultacijai į operuojantį gydytoją. Konsultacijos metu gydytojas įvertins jūsų vokų būklę, jei reikia ir akių būklę, aptarsite lūkesčius, galimus rezultatus, taip pat gretutinės ligas, vartojamus vaistus, alergijas. Prieš operaciją būtina atlikti bendruosius kraujo bei krešumo sistemos tyrimus. Chirurgijos be randų nebūna, tačiau gera žinia yra ta, kad vokuose randeliai tampa vos pastebimi. Žinoma, tai labai priklauso nuo pačio paciento genetinių savybių ir randėjimų. Tačiau viršutiniuose vokuose atliekant operaciją pjūvis yra daromas natūralioje odos raukšlelėje ir randelis joje pasislepia.